Sveiki, su jumis Hekas ir šiandien aš kalbėsiu apie Face of Mankind. Tai yra kaip social life shooting game'as, kuriame jums teks gyventi, kartu užsidėti pinigus ir labiau paklausti ekonominiam tikslams. Taip pat kaip ir kelti savo klaną į viršų, kurį pasirinksite žaidimo pradžioje. Taigi va, kaip aš matot žaidime, parodysiu jums visas klases ir visą kitą. Aš dabar randuosiu savo kambarį. Paspaudę V raidę, jūs galėsite pakeisti kamerą į 3D arba FPS. Va, čia yra lova ir panašiai. Mano kambarys turi mažą labai virtuvę, taip pat ir dušą su tualetu. Taip pat turiu nuosavą kompiuterį, kuriame pamatysit va, visas klases. Taigi va, čia yra visos klasės, aš esu raudonam, tipo Brotherhood. Kiti bus kaip ir policija, ir trade, ir mine, va tokie va bus. Pavyzdžiui, šitie lygtais bus policija, jei jūs pagaus mieste, jūs ten šaudysit ar kažką darysit, vietoj kurioje negalima šaudyti, tada jie jūs suims ir jūs pateksit į kalėjimą. Taigi va, paspaudę escape pamatysit mano savo inventorių. Taigi, iškart kas jūs gali nustebėti, tai šitie dalykai ir pinigai. Pinigai tai nieko gero, pinigai tai kaip pinigai, o čia va bus jūsų klonai. Iš viso turės 10 klonų, bet galės nusipirkti. Bet klonai, kai jie pasibaigia, man atrodo, jums viskas, žaidimas baigtas. Dėl to jūs tenkitės neprarasti savo klonų. Aš vieną praradau. Taip pat XP pamatysit. XP keldės, va, čia max skaitos XP. Kai paskelčiat, čia bus jūsų max levelis. Dėl to jūs turėsit keltą, o kad kelt questus, jūs turėsit daryti questus, kurie parodyti čia. Padarė tam tikrą questų skaičių. Jūsų pakils rankas. Taip pat su pakelimu rankų jūsų tautos, kaip mano Brotherhood'ui, tada galėsit daugiau galimybių. Taigi, čia va paspaudę, pamatysit va visas diplomatic relationships ir panašiai. Va, pirma klasė bus Law Enforcement Departmentas, antra Freedom Defenses, trečia Guardian of Mankind, nu aš kaip Brotherhood'as, vėliau Mercenaries, čia kaip Mercenaries kaip žudikai, Colonization and Mining Guildas, taip pat ir Eurocoras ir Vortex Inc. Va, čia pamatysit, kur mūsų didžiausia influencija mes turim, nu, ta prasme mieste. Daugiausia visko. Mes turim Karijas Delta, va, čia pas mus daugiausia. Va, tada pamatysit toliau. Visus mūsų, kaip Brotherhood'o lygius. Ta prasme, kiek mes turim trainee, mes turim iš visų 1760, tada vandalai ir čia kas lygi. Va, parašyta, kiek jų yra. Ir va, matot, mažai labai. Ir tai parodo, kiek reikia jums iki pat kito lygio ir kiek procentaliai jų yra iš viso jūsų gilde. Va, kai matot, masteriai ir harbingeriai yra tik po 0,2, adapteriai netgi 0,1 ir taip toliau. Paspaudę goals, pamatysit jūsų kaip ir galimus questus, panašiai. Parduot kažką, narkotikus, apgint kažką ir panašiai. Settingsai. Nu čia. Functions ten. Nu čia jau settingsai faction. Leadershipas. Group and department. Members. Čia nelabai reikalinga bus kol kas. Jau vėliau sužinosit toliau, jei žaisit šitą žaidimą. Members tai jūsų member, galėsit surasti jos. Event logai tai kokie jūsų tautos ten eventai vyksta. Votingas, balsavimas, už kas ten bus pagrindinis, ten taip ar taip, taip ar taip. Taipgi toliau. Department manager, čia jums nereikia žinot. Taigi va, kontraktai. Čia galėsit kontraktuoti, ta prasme dirbti, už kiek pinigų padarė šitą questą. Ar kontaktą jūs gausit pinigą. Taip pat detailsai. Kai turi kontraktą, galite sukurt patys kontraktą. Va, Mercenaries. Ir panašiai. Einam toliau. Taip, čia tiksliai, nežinau, My Group, surasti savo grupę, All Groups visos grupuotės,
Details ir missions. Jau kai turėsit grupę, jūs galėsit pasauti details ir missions. Va, laiškai. Galit pasižiūrėti laiškai visokie, ką gaunat. Padariau, pardaviau kažkokį daiktą, gal tiek ir tiek pinigų. Ir settingsai. Kiekvienam žaidime yra settingsai. Valdymą nusistatyti, interface, grafika taipogi. Žaidimas nereikalauja gan geros grafikos, bet ir geros jam nereikia. Dėl to veš visiems žaidėjams. Nepergyvenkit. Taip pat gal turėti ginklą, savigną. Galit šaudyti. Nusipirkt ginklą galėsit turgui. Dabar kaip tik ir parodysiu. Taigi, aš dabar kaip iššokau. Dėl to pas mane suveikė apsauga. Dabar 25 sekundės aš negaliu keliauti. Tai parodysiu savo storage'ą jūs turėsit. Kiekvienam savo namie galėsit ir namų nusipirkti, jei norėsit. Va, čia jūsų movement speedas, kiek jūs kilogramų nešat, visko aš greitas būsiu, dėl to, kad aš inventoriui beveik nieko neturiu. Taip pat galėsit čia perskelti viską, jei reikės. O, dar pamiršau pasakyti, kad nuėję čia, jūs galėsit pasikeisti savo klasę. Ta prasme, jei jūs neišeina už Brotherhood ar per sunku, jūs gali pasikeisti. Ir parašys privalumus, minusus to klasės ir panašiai. Taigi va, pasirinkam vietą, kur eitų. O kai matot, premiumai visur beveik yra žaidimuose, dėl to ar čia bus premiumai nusipirkis daugiau privalumų. Bet ten galima vis tiek nueiti, bet tiesiog čia teleportų pasirinkimas didesnis. Tai galim sakyti, čia niekas labai ypatingo nesikeičia dėl šitų problemų. Taigi va, aš keliauju į New York, Brooklyn. Nits turbūt reiškia New York. Taip pat yra šitas gan didelis žemėlapis, ta prasme, ne tai, kad žemėlapis, bet galaktika, kur pasaulio yra dauguma ten pasaulio, kur mobus galima mušti reikia. Bet ten jau reikia biškį ir stipresniam būt, nes mobai ten gan stiprus. Ir stipri. Jo, mapų daug gan yra, taip pat yra ir planeta kalėjimas. Ten jūs atsirasite, jūs padarysit kokią baudą. Arba pagausit už žudimą ar šaudimą beviltišką. Va. Aš žaidime. Va, kaip matot, ten CMG. Ta korporacija ten va. Ar naktis, kaip matot. Nors pas mus diena. Čia visokie NPC, jie kartais duoda misijas ir panašiai. Va čia pagrindinis rūmas. O, vyksta susišaudimas, dabar kariauja dvi tautos. Tiksliai nežinau kas, bet kai vyksta karas, jūs galėsit pamatyti. O, galit nueit, va, jei mirė koks nors žmogus, galit nueit, paimti inventorių viską. Ir taip scavengerint. Aišku, aš dabar daug serių, bet zin. Va, galit nueiti tokias vietovės, kur čia, va. Ir čia rewardą padaryti complete, new player director ir panašiai. Tokius dalykus. Va, čia tie portalai, kuriais galite teleportuotis į kitas vietovės. Va, mes randame čia, jie yra liberatai, kaip saugotai. Jie manęs nešaudys, tikėkimės. Taip pat yra visur laseriai, va tokie va. Va, kur čia va tokie va, visur jie yra, jie šaudys, jūs jie išsitrauksit ginklą. Dėl to, va, kaip matot minimapą viršui ten, dešiniam kampe, pamatysit tokie raudoni taškai, ten visur kameros, reiškia, šitam plote negalima šaudytis. Va čia du žmonės, šitie va. Visi čia žmonės. Va. O čia galėsit paskaityti, kur kas randasi, jums reikės surasti florą ir panašiai. Dabar ėjom iki turgavietės. Taigi, paspaudę turgavietę, World turgavietę. O galėsit armorus nusipirkt. Panašiai pagal jūsų klasę, aišku, ieškokit. Taip pat ir panašiai visokių kitų dalykų, kaip weapons. Kiekvienas weaponas arba ten armoras turi kelias quality, kaip high, low, normal quality. Taip pat ir parašys handlingas, easy, hardas ir panašiai. Kiekvieną quality tam ir tikro, pavyzdžiui, ginklą turėsit, nu, va tokia va. Jei jūs paimsit normal quality, tai jums reikės ir normal quality kulkų. Dėl to būkit stenkite žiūrėti, kokių kulkų reikia ir kokių quality jūsų ginklas. Va. Meet and greet complete. Padariau kažkokį questą. Turbūt reikėjo pavaikščioti man tiesiog, tipo, saugot.
mums šitą vietovę kaip ir priklauso. Va, pamatysit visų šitų klasių kaip ir bazės šitas, taip pat ir mūsų yra taipogi. Na, čia pamatysit mūsų visų žmonių sudėti daiktai, kurie jiem buvo nereikalingi ir paaukojo visam klanui. Kaip va, mato daug drabužių visokių, čia jūs galėsit pasiimti begineriai. Iš kitų šalių galėsit kitus daiktus pasiėmė tas kitas frakcijas ir panašiai. Va, low quality, šalmai, aš biški pasiėmęs ir iš savų šalmą, bet pats kai kurios dalykus jau pasiėmė ir nusipirkau. Ir aišku, ir doneitinau irgi ten. Čia irgi storage'as jūsų. Va, čia ką aš storage'ą savo turiu. Miesto storage'ą. Va. Čia liktais nieko. Na, pats. Išsitrauksiu ginklą ir pažiūrėkit, kas bus. Va, lazeris tas šovė mane. Iškart life'ai sumažėjo. Sumažėjus life'ams, visai einat į ligoninę. Pasirenkat gydymo būdą, kaip nano surgery, passive treatment ir stamina refreshment. Aš paimsiu didžiausią. Va. Ir patruputį jūs matot, kai viršujum pildas life'ui. Taip pat galit nusipirkti ir klonų. Nusipirksiu vieną kloną. Aišku. Iš viso telpa 10 klonų, premiumum 200 klonų. Aš kažkodėl turiu 20 gal. Gal dabar pasikeitė viskas, bet ir gerai, aš kol kas dar turiu pakankamai klonų, tai galiu daug kart mirt. Bet jei jūs mirštat, jūs prarandat viskas, kas jūsų inventoriai. Dėl to stenkitės dažnai stengtis nemirt. Ir nesivelkit į kovas, nes dažniausiai čia dabar visi sutinkia tie žmonės, kurie yra gan jau įniršę žaidėjai. Taigi va, aš dabar vaikščiau pro free zone, taip pat užėjau už miesto, ten jau bus toliau, bet aš nenoriu ten vaikščiot. Nes visą laiką rizikinga, bet kartais dažniausiai niekas ten nevaikšto, dažniausiai visi buvo. Būna čia ir šaudos. Dabar šaudos turbūt vėl, kaip ir minėsiu, policija, su kokiais nors vandalais. Nes dažniausiai va tokioje vietoje nieks nesišaudo, policija visur čia patruliuoja tokias vietas. Yra secret spotai, kaip pavyzdžiui, atstupia čia ir įstraukia ginklą, jūs nieks nešaudės. Dėl to, kad čia yra kaip tokių zonų nepaliečiamų. Va, aš toliau apsimesiu, kad nieko nemačiau, nieko negirdėjau ir vėl paimsiu viską. Dažniausiai velkitės į kovas ir rinkit visokius daiktus, kaip aš dariau. Nors nežinau, ką aš dabar su jais darysiu, turbūt išmesiu arba įsidėsiu, kam nors gal reikės. Bet jo, scavenginkit. Complete. Va, toks yra tas Ways of Mankind'as, kaip viskiau, svarbi dar ir ekonomika bus. Viską sužinosit išbandę šitą daugiau žaidimą. Siūlyčiau visiems pažaist, kam gana įdomus tavo tokie stiliaus žaidimai. Ir tiek tada bus. Taigi, su jumis buvau aš, Aiskekas ir iki.